Sveiki kolegos. Noriu išbandyti truputėlį kitą informacijos skleidimo formatą. Tiesiog bandysiu kurti tokius video, gal jums bus patogiau, lengviau žiūrėti, juos nereikės daug ten skaityti. Tiesiog išbandysim, pažiūrėsim. Atsiprašau, kad tikrai nebus šie video tokie, kaip žiūrėtume žinias, tokie šaunus, geri profesionalus, bet aš manau, jie bus pakankamai informatyvūs, kad mes suprastume, ką mes darom, kur mes einam ir ko mes siekiam. Gal teko pastebėti reklamose, kuriuose leidžiame. Naudoju frazę tokią: žmogus žmogui visada pagelbės. Tiesiog tikiuosi, kad tikrai Lietuvoje mes turim pakankamai sąmoningų žmonių, kurie norėtų prisijungti ir kažką kurti tos tokios naudos vieni kitiems. Tai SOS1 vienas toksai kaip iš projektėlių, bet plėstis tikrai yra kur. Tikrai yra daug minčių, daug galima kažko prikurti ir tikrai jeigu žmonės vieni kitiem padės kažkokiose sferose, tai tikrai galima tos naudos nesitikėti, kad mums kažkas ten valstybėje kažką padarys, palengvins, sumažins mokesčius ar kažką. Tiesiog mes patys turim ieškoti būdų ir tiesiog būti draugiški, tiesiog įžvelgti, jeigu tai yra kažkokia schema, kažkokia, kuri tikrai gali padėti, neignoruoti jos, o įsitikinti, ar tai tikrai viskas veikia ir pirmin, pilnu tempu vieni kitiems kur tą naudą. Bet mano įžvalga, tai tiesiog sakau, žmonės tiesiog linkę daugiau ieškoti kažkur problemų kitur, kad kalti dėl visų nesėkmių į kažkas kiti, bet neįžvelgia, kad jie patys tiesiog kartais atstumia kažkokius gerus pasiūlymus, kažkokius gerus, kur galėtume tikrai vieni kitiems padėti, tai tie dalykai tiesiog ignoruojami. Paliečiant patį SOS1 ir pačius pervežimus ir visą kiekį užsakymų. Taip, mes tikrai yra skurdus, mes tų užsakymų neturime, bet kiekvieną dieną prisijungia vis daugiau naujų vairuotojų. Ir dėl to aš ir bandau darydama šito video kažkaip įvesto tokio aiškumo, kad SOS1 jums neprives žmonių, jums nepridės užsakymų ir nepridarys stebuklų. Tai yra tik tai įrankis, per kurio galimybę, per to SOS1, mes galime padėti sukurti tą visą naudą patys vieni kitiems. Jeigu jūs atėjote, užsiregistravote į SOS1, supratote, kaip jisai veikia, jeigu jūs žinot, kad jūs galite pasidalinti su savo kolega ir jūs norit padėti kažkam kitam, tada jūs dedat skelbimą. Tiesiog, kas liečia iš kainų pusės, aš suprantu, kad kainos dabar yra tikrai, kurie jau labai žemos, bet tai mes turim tai suprasti, kad jeigu mes sumokėsim kažkam daugiau, niekas nenorės vežti už eurą ar už 2. Jeigu mes sumokėsim už kažkokį tą siuntinio pervežimą protingą kainą, kažkiek ten gal, sakyčiau, gal net ir dvigubai daugiau negu tai kainuotų per kurjerius, bet jūs sekantį kartą kažkam kitam vešit irgi lygiai taip pat, jūs gausit didesnį užmokestį. Mes neturėtume dabar labai konkuruoti su kainom. Mano manymu, mes galim turėti savo kainodarą, kad jinai būtų patraukli tiek siuntėjui, tiek vežėjui. Noriu paminėti dabar pagrindinius tokius dalykus, kas galėtų padėti mūsų projektėliui sparčiau augti. Tai tiesiog žinomumo didinimas. Iš finansinės pusės mes tikrai labai silpni ir tiesiog tai viskas priklauso nuo jūsų, bet aš jau žinau, kad aš jūsų tikrai neprašysiu. Kiek kas supranta, tiek tas paremia ir visas tas rezultatas matomas, dėl ko mes buksuojam. Bet aš tikiuosi iš jūsų, kad jums užteks tiesiog vis tiek to sąmoningumo, kad jeigu jūs atėjot, prisijungėt, jūs tikitės ir tiesiog po mano šio video, kad jūs kiekvienas galite tiesiog pasidalinti su draugu, kažkur pasidalinti Facebook'e kažkokią reklamą, kažkur padidinti tą žinomumą, kad kuo daugiau žmonių žinotų. Ir jeigu jūs tiesiog pradėsit patys suprast, kad jūs patys kursit tą naudą, kad jūs duosit kažkam vežti per mūsų bendruomenę, jūs sukursit kažkam kitam, jeigu jūs šitą tiesiog suprasit, viskas tikrai gana sparčiai pradės augti. Dar vienas yra prašymas pas jūs dėl siuntų surinkimo punktų. Aš jų esu radęs, bet jų tikrai nedaug. Ir šiuo metu, kada mes pabaigsim visus programavimo darbus, įsitestuosim, kad tikrai sistema veikia sklandžiai, nebus kažkokių problemų,
mes tiesiog nusprendėm pradėti dirbti per 3 miestus - Kaunas, Vilnius ir Klaipėda. Tiesiog pasižiūrėsim, jeigu kažkam reikės iš mūsų bendruomenės kažką pervežti, tiesiog bandysim, dedam Klaipėdoje, žiūrim į Vilnių, kada nuvažiuoja, kaip kas vyksta, ar kaip greitai nusiveža visi tie siuntiniai, visą tą. Tai mano yra prašymas, tie žmonės, kurie norit, kad ateityje turėtumėt tokią kaip ir privilegiją, gal ne, ar kaip čia net nežinau pasakyti, tiesiog jeigu jūs padėsit surasti mums punktų, kaip pavyzdys, aš dabar vairuotojas ir žinau kažkokią parduotuvėlę netoli savo namų ir aš nueinu su ją susitariu, kad jie sutinka būti su mūsų siuntų surinkimo punktas. Jūs perduodat man kontaktus, aš nueinu susitariu su jais, jiems pasakau, kokias mes jiems duodam sąlygas, ko iš jų tikimės ir jūs padarysim to punkto kaip ir numeris 1. Jūs, jeigu kas nors atneš, paliks siuntą, jūs pirmas gausit pasiūlymą tą siuntą pervežti. Jeigu jūs nenorėsit, jūs atsisakysit, tada gaus pasiūlymus visi kiti, bus išsiųsti pasiūlymai visiems kitiems, kad yra stovi ta siunta. Tai toksai kaip ir jums toksai pasiūlymas, kad mes norėdami kažką gyvenime pasiekti, mes turim dirbti, kažką padaryti, ne tik tai tikėtis, kad už mus kažkas padarys. Tai va tas ir yra, kad dabar mes neturim, mes dabar esame mažiukai, tikrai mažiukai, mes neturime nei daug siuntų, mūsų niekas nežino beveik, mes tiesiog nuo nulio. Bet kada viskas įsivystys, kada tų siuntų gal bus ir 20, ir 30, ir 40 palikta, kaip mano vizija tokia bus palikta tam punktą, tada gali išaukti viskas kaip ir į darbelį. Tai jūs, jeigu turėsit jūs tokią privilegiją, kad jūs pirmas gaunat, jūs tiesiog ateityje tiesiog turėsit kažkokį pranašumą tarp kitų. Tai tiesiog mano ta tokia šito viso, kad investuokit laiką, tiesiog pabandykit kažką padirbėti ir jūs kiekvienas susikurkit savo tą ateitį kažkokią šiek tiek biškelį geresnę. Noriu paminėti, kad visus svarbesnius kažkokius dalykus, naujinimus apie svetainę aš komentuoju mūsų Facebook'o grupėje Sosvan vežėjai ir pervežimo skelbimai. Apsilankykite daugiau mažiau, bet užeikite į tą grupę, pasiskaitykite kokios naujos įžvalgos ar kažkokie atlikti nauji naujinimai, paaiškinimai. Ir noriu padėkoti visiems, kas pražiūrėjo šį video. Linkiu visiems kuo geriausios sėkmės pervežimuose.